Prieš savaitę, pasibaigus laidai, onkopsichologija išgirdo daug liūdnų istorijų apie tai, kaip sunku tiems, kurie neteko savo artimųjų, o jiems padeda krizių centras. Apsilankykime jame. Man labai malonu, gerbėmieji žiūrovai, pristatyti jums Kristiną Oną Polukornę, psichologę, psichoterapeutę, padeda čia visiems tiems, kuriems yra labai sunku. O Kristinėlė, kad žmonių, kuriems yra sunku, mes įsitikinom prieš savaitę, pasibaigus laidai, prie telefono budėjo jūsų kolegė onkopsichologė, psichoterapeutė, mes išgirdome labai daug liūdnų skambučių, ypač tų žmonių, kuriems artėjančios vėlinės yra ypatingai skausmingos. Jie neteko savo artimo žmogaus ir negali su šita netektim susidoroti. Taigi jūs jiems padedat ir aš labai norėčiau, kad jūs papasakotumėt, kaip jūs padedat. Paprastai visi didžia daugumą atvejų susitvarkome su netekčių sukeltais išgyvenimais, kurie yra labai sunkus. Nes tai yra sielvartas, liūdesys, gėla ir ypač kai netenkame mums svarbiausių žmonių, brangių žmonių. Tačiau kartais iš tikrųjų negalime lyginti, kad kažkam lengviau ar sunkiau. Tačiau kartais dėl įvairių aplinkybių žmogui sunkiau praeiti gedėjimo laiką ir jam reikia paramos. Kai netektis veikia ir savijautą, ir sveikatą, todėl kad iš tikrųjų bet kokie turbūt sunkus išgyvenimai paveikia ne tik mūsų nuotaiką, jie veikia mūsų kūno būklę, pablogėti gali sveikata, gali pablogėti nuotaika, gali sutrikti miegas ir tiesiog tokiais atvejais galima ieškoti paramos ir ji yra. Virgute, papasakok mūsų žiūrovams, kurie galėtų gauti kokią pagalbą? Pagalba yra prieinama krizių įveikimo centre ir krizių įveikimo centre kiekvieną darbo dieną nuo 16 iki 20. Taip, šeštadieniais nuo 12 iki 16 valandos. Jeigu žmogui labai staiga reikia, psichologo, su kuriuo galėtų pasikalbėti, jis gali be jokios išankstinės registracijos tiesiog ateiti tom valandom į krizių centrą ir gauti pirminę nemokamą paramą, konsultaciją psichologo. Jeigu jam yra per sunku ateiti, jeigu jisai negali arba gyvena ne Vilniuje, jisai gali mums paskambinti telefonu, mes turim kontaktus, galėsim vėliau pasakyti. Arba jeigu telefonu nėra galimybės paskambinti, jisai gali mums dar ir per Skype paskambinti. Čia yra galvojant irgi apie paramą lietuviams gyvenantiems užsienį, kad būtų tokia galimybė. Žmogus gali parašyti laišką ir mes į tą laišką irgi atsakom. Labai svarbu neužstrigti praeityje, neieškoti bereikalingų kalčių ir svarbiausia turbūt yra tai, kaip mes dabar gyvename ir kaip mes gyvensime. Turime būti brangiai labai jautrus vieni kitiems dėl šios tikrovės mūsų tautoj. Įsivaizduokit, pirmaujam savižudybių skaičiumi pasaulyje. Tai yra tokia liūdna statistika, kuri mus verčia kiekvieną būti tiesiog ekstra jautriu kitam žmogui. Tai šis mano gyvenime, sakytume, meilės darbas, kitam žmogui pasakyti gerą žodį, patarimą, įkvėpimą, ne tik, kad yra patarimas, bet tiesiog būtinybė. Ir mes žinom, kad žodžiu galime kitą žmogų tiesiog žudyti dvasiškai. Tai ką tai reiškia? Kad jeigu taip imtume pagal 10 Dievo įsakymų, tai nusižengi 5 Dievo įsakymui, kuris sako nežudyk. Todėl turime atvirkščiai kitą įkvėpti, kitam duoti viltį ir tokiu būdu vieni kitus gelbėti. Taigi turime vieni kitiems padėti tais didvyriais tapti ir vienis kitus palaikyti, nes toks palaikymas tiesiog yra šiandien kaip oras, kaip maistas, kaip būtinybė.